Įsivaizduok, kad turi asistentą, jis sėdi prie to kompiuterio, sutvarko failus, suveda sąskaitas, paruošia darbą dar tau prieš atsibundant. Tau nereikia jam mokėti algos ir nereikia jo samdyti. Šiandien parodysiu, kaip per 20 minučių susikurti būtent tokį asistentą ir jis vadinasi Claude Cowork. Dauguma žmonių naudoja Claude kaip žinučių programėlę. Užduoda klausimą, gauna atsakymą, nukopijuoja jį kažkur kitur. Bet Cowork yra visai kas kita. Tu nukreipi jį į folderį savo kompiuteryje ir jis pats atlieka visą sunkų darbą. Pavyzdžiui, tvarko užverstą downloads folderį per keletą sekundžių, krūvą sąskaitų paverčia tvarkingą suvestinę ir net gali pasileisti pats kiekvieną pirmadienio rytą dar prieš tavo atsisėdant prie stalo. Šiandien parodysiu, kaip jį nustatyti, kaip jį apmokyti ir kaip jis dirbs už tave. Beje, Cowork dabar veikia ir Mac, ir Windows visuose mokamuose Claude planuose. Taigi, išbandyti galėsite kiekvieną žiūrintis šį video. Tai pradžiai, kas iš tikrųjų yra Claude Cowork? Įprastas Claude gyvena naršyklės skirtuke. Jis perskaito tai, ką įklijuoji ir atsako į klausimą. Bet jis negali paliesti nieko tavo kompiuteryje. Cowork tai asistentas, kuris atėjo į tavo biurą ir atsėdo prie tavo kompiuterio. Tu duodi jam prieigą prie folderių ir dabar jis gali keisti failus, juos skaityti, kurti naujus ir išsaugoti baigtą darbą tiesiai tavo kompiuteryje. Štai ir visas pokytis. Kai suprasit, kaip tai veikia, jūs nustosite naudoti paprastą Claude pusė dalykų, kuriuos darėte anksčiau. Bet kaip ir su tikru asistentu, pirmai reikia jį apmokyti. Tai kad pradėkime nuo to. Taigi, pirmas žingsnis. Mes privalome atsisiųsti Claude programėlę. Einam į claude.com/download, nuorodą rasi mūsų aprašyme, parsisinti desktop versiją savo sistemai, Windows arba Mac, o dabar svarbiausia dalis – asistento apmokymas. Įsivaizduok naują darbuotoją pirmą dieną. Jis nieko nežino nei apie tave, nei apie tavo darbą. Dėl to mes turime patys pranešti, kas mes tokie ir kaip mes dirbam. Ir būtent tai daro globalios Cowork instrukcijos ir daugelis žmonių praleidžia šį žingsnį. Taigi, jeigu jūs norite rasti šias instrukcijas, spaudžiate apačioje štai čia prie jūsų vardo, einame į Settings ir po kairę jūs matysite mygtuką Cowork. Spaudžiame ant Cowork ir apačioje mes matome Global Instructions. Štai čia paspaudus Edit, jūs galite pridėti pilnas instrukcijas apie save, apie savo verslą, kaip norėtumėt, kad Claude Code bendrautų su jumis, bei keletą saugumo nustatymų. Beje, jei nenorite rašyti instrukcijų nuo nulio, mūsų AI statės bendruomenėje rasite pilną paruoštą šabloną. Tiesiog užpildykite savo informaciją ir įklijuokite į globalias instrukcijas. Nuoroda aprašyme. Po to, kai instrukcijos jau užpildytos, spaudžiame Save. Uždarome šį langą ir voila, asistentas apmokytas. Tai dabar duokime jam pirmą realią užduotį. Geras asistentas pirmiausia susitvarko darbo vietą. O kokia darbo vieta pas mus labiausiai užversta? Tai yra Downloads folderis. Taigi turbūt nuspėjote, kad mes pradėsime nuo mūsų Downloads folderio pravalymo ir optimizavimo. Taigi atsidarius Claude programėlę, jūs viršuje matysite 3 pasirinkimus. Chat, Cowork ir Code. Beje, Code mes turime pilną video mūsų kanale. Nepamirškite pasiekti, bet šiandien mes naudosime Cowork. Taigi spaudžiam ant Cowork ir čia matysime panašų užklausas langą, kaip chat programėlėje, tačiau čia mes duodame užklausas Claude Cowork, kad dirbtų mūsų kompiuteryje. Taigi šiam pavyzdžiui, kaip minėjau, mes naudosime mūsų Downloads folderį. Tai pradžiai mes turime įsirinkti, kur mes norime, kad Cowork dirbtų. Kadangi Cowork pats neturi prieigos prie viso kompiuterio, jūs patys pasirinkite, prie kurių folderių ir failų Cowork turės prieigą. Ir tai yra labai geras saugumo mechanizmas, apsaugantis jūsų privačius failus nuo dirbtinio intelekto. Taigi, šiam pavyzdžiui, kaip ir minėjau, mes naudosime Downloads folderį, taip kad pasirinkame Downloads, Select folder. Tuomet mes turime duoti sutikimą Claude Cowork programėlį dirbti šiame folderyje, taip kad spaudžiame Allow. Ir prieš pradedant mūsų pirmą užduotį, aš noriu parodyti, kaip mūsų Downloads folderis atrodo dabar, šiuo metu. Taip, kad mes turime daug įvairių failų, mes turime thumbnailus, mes turime įvairius video iš mūsų praeitų video, mes turime audio failų, taip, kad mes norime viską organizuoti. Jeigu mes tai darytume rankiniu būdu, tai užtruktų gan ilgai, bet jeigu mes naudojam Cowork, mes galim tiesiog užduoti šią užduotį. Taigi, įdedam mūsų promptą, peržiūrėk mano Downloads aplanką ir sugrupuok viską į subfolderius pagal tipą. Paveikslėlius į Images, PDF failus į PDF, instaliaciniai failai į Installers ir paveikslėliai, kurie yra šiuo formatu, kuris yra dažniausiai thumbnail formatas, tai yra paveiksliukas naudojamas YouTube, sukelk atskirą folderį arba aplanką pavadinimu thumbnails. Viskas, kas yra senesnis nei 6 mėnesiai, sudėk į archive folderį. Tai yra labai puikus demonstracinis promptas pademonstruoti, kaip Claude Cowork supranta failus ir kaip jis gali dirbti mūsų kompiuteryje. Bet prieš pradedant šią užduotį mes turime keletą kitų pasirinkimų. Tai pradžiai mes galim pasirinkti, ar Cowork klaus mus prieš atliekant užduotį, ar mes leisime Claude Cowork dirbti be jokių užklausų mums. Tai jeigu jūs naudojatės Claude Cowork pirmą kartą, aš rekomenduoju palikti šį As Before Acting, vien tam, kad įsitikinti, ar Claude Cowork nedaro didelių klaidų su jūsų failais. Po to, kai jau įsitikinsite, kad Claude Cowork puikiai susitvarko su jūsų užduotim ir failais, pasirinkite šį pasirinkimą ir jis dirbs be jūsų. Taip pat jūs galite pasirinkti, su kokiu modeliu
jūs norite dirbti. Šiuo metu aš pasirinkęs Opus 4.8, kuris yra galingiausias ir šiuo metu brangiausias modelis. Jeigu jūs naudojate pigesnį planą, aš rekomenduočiau naudotis Sonnet 4.6, kadangi rezultatai bus labai panašus ir jūs sutaupysite daug tokenų. Taigi, mes pasiruošę ir spaudžiame pradėti mūsų užduotį. Ir po 30 sekundžių Claude nuskanavo visus mūsų failus ir turi keletą klausimų prieš vykdančią užduotį. Claude mato, kad 278 failai nepatenka nei vienai iš mūsų paminėtų kategorijų ir jis mums pasiūlo keletą sprendimų šiai užduočiai. Taipogi, jeigu jums nepatinka nei vienas šių variantų, jūs galite rašyti savo, bet kad demonstracija būtų įspūdingesnė, pasirinkime grupuoti viską pagal tipą. Tuomet sekantis klausimas, pagal ką fiksuoti 6 mėnesių senumo failą, ar pagal failo sukūrimą, ar pagal tai, kada failas buvo pridėtas, gal pagal failo datą. Ir ką daryti su 3 ZXP failais? Manau, kad palikti vietoje. Vėlgi, šie klausimai labai priklausys nuo jūsų užduoties, nuo jūsų failų ir bendrai nuo to, koks jūsų yra tikslas naudojantis Cowork. Aš naudoju šį promptą vien tam, kad pademonstruot, kaip tai puikiai dirba su folderiais. Sekant demonstracija bus apie sąskaitų tvarkymą, kuri bus labiau mažam ir dideliam verslui. Taigi, Claude nuskanavo mūsų failus ir mums pasiūlė veiksmų planą. Taigi, mes turime 226 paveikslėlius, kadangi aš turiu daug thumbnailsų, mes turime 131 paveiksliuką ir jūs galite perskaityti šią informaciją ir sutiks šio planu arba nesutikti. Taigi, šią demonstraciją netempsiu gumos, aš sutinku ir galite parašyti daryk. Taigi, rašom daryk. Ir mes netgi galime atsidaryti mūsų downloads folderį ir pamatyti, kaip tai viskas vyksta. Bet tai vyko netgi per greitai, net nespėjom pamatyti. Bet kaip matote, thumbnailsai, padarom didesnį ikoną. Taip, thumbnailsai yra čia. Video failai, icons, taip, video failai yra čia. Ir tai užtruko apie 1 minutę. Taigi, jeigu grįžtume atgal į Cowork, padaryta, perkelta 656 failai ir mes gauname pilną ataskaitą. Bet nepatikėsite, galima dar geriau. Tikras asistentas neateina į darbą tik tada, kai jį pašaukia. Jis ateina į darbą pats numatytų laiku ir Cowork moka tą patį. Pavyzdžiui, švarus downloads folderis neišsilaikys ilgai. Iki penktadienio vėl turbūt turėsite chaosą tarp jūsų failų. Tai užuot kartojus tą pačią užduotį kas savaitę, spaudžiame schedule, nustatome dieną ir laiką ir asistentas pasileidžia pats. Pavyzdžiui, kiekvieną pirmadienį dar tau prieš atsėdant prie stalo. Tikslius nustatymus ir visus šios dienos promptus rasite AI startas bendruomenėje, vėlgi, linkas aprašyme. Dabar mano mėgstamiausia dalis. Tai, ko niekas nemėgsta daryti. Sąskaitos. Jei dirbi su individualia veikla ar turi mažą bendriją, tu žinai šį skausmą. Krūva sąskaitų įvairiuose formatuose, PDF-ai, nuotraukos, ekrano kopijos ir mėnesio gale panika. Tačiau tikras asistentas tai padarytų už tave. Todėl parodysiu, kaip Claude Cowork tai padaro per 1 minutę. Vėlgi grįžtame į Cowork, pasirenkame naują užduotį New Task ir pasirenkate folderį, kuriame laikote savo sąskaitas. Taigi, naujas folderis, aš sukūriau demonstracinę sąskaitą šiam video. Allow vėlgi. Aš netgi parodysiu, kokias sąskaitas mes sukūrėme prieš darant šį video. Taigi mes turime vieną paveikslėlį, kuriame yra nuotraukos sąskaitos, tada mes turime 2 standartinės sąskaitas ir tam, kad padaryčiau užduotį sunkesnę, mes netgi turime vieną čekio nuotrauką, kad patikrintume, ar Claude Code sugebės išspręsti šią užduotį ir šią sąskaitą. Taigi grįžtam atgal, įdedame mūsų užduotį ir spaudžiame pradėti. Iš šį kartą mes paprašėme Claude Cowork, kad ištrauktų iš kiekvienos sąskaitos tiekėjo pavadinimą, sąskaitos numerį, datą, sumą be PVM, PVM sumą, sumą su PVM, išlaidų kategoriją ir kitą informaciją. Ir pabaigai parašyti trumpą summary arba aprašymo failą su bendra išlaidų suma, didžiausia atskira sąskaita ir kuriam teikėjui išleisti daugiausia ir kiek kiekvienai kategorijai teko. Ir per mažiau nei 30 sekundžių mes turime pirmą atsakymą ir aš nemeluosiu, atsakymas yra teisingas, jis netgi sugebėjo nuskanuoti mūsų čekiuko nuotrauką. Aš galiu atidaryti jums, kad galėtumėt palyginti. 61,80 ir štai čia 61,80, taigi informaciją nuskaitė teisingai ir sukūrė mums planą. Jisai sukurs mums sąskaitos suvestinės failą, taip pat sukurs sąskaitų summary arba sąskaitų aprašymo MD failą tame pačiame aplinke su bendra suma ir taipogi siūlo patikrinti PVM matematiką programiškai, kodėlgi ne. Ir vėlgi, jeigu jūs patvirtinate šį planą, jisai atliks užduotį. Taip pat rašau darom, jūs galite vėl rašyti, ką nori, patvirtinti arba let's go, bet šiuo atveju darom ir jisai pradės atlikinėti šią užduotį pagal pateiktą planą. Ir vėlgi, kaip su pirmąja užduotim, jūs galite suskedžulinti, suplanuoti šią užduotį, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesio paskutinę dieną, kad gautumėte pilną mėnesio suvestinę su visa informacija apie išlaidas, apie pajamas ir bet kokią kitą informaciją, kuri yra svarbi jūsų verslui. Ir štai mes turime 2 failus ir tai užtruko mums mažiau nei minutę. Tai štai per 20 minučių tu sukūrei asmeninį asistentą, tu jį apmokėjai,
Jis sutvarko tavo failus, jis paruošia buhalteriją ir jis dirba net tada, kai tavęs nėra. Ir tai tik pradžia. Šiuo metu ruošiame pilną kursą, kaip nuo nulio susikurti savo asmeninį AI asistentą. Visus žingsnius, visus promptus, visus šablonus jūs netrukus rasite mūsų AI startas bendruomenėje. Nuorodą rasite aprašyme ir nepamirškite pasiekti mūsų kanalą ir palikti komentarą, jeigu turite kokių klausimų. Sutiksime kitą kartą.